Sveiki atvykę į Ring Challenge sezono uždarimą ir uždarimui turim labai įdomų eksponatą. Tai jau buvau užsiminęs praeitą etapą Ring Challenge apie Turbo Trophy klasę, bet neišsiplečiau ir dabar bus visiškai puikia proga išsiplėsti, nes aš važiuoju su šituo Seat Leonu, kurį man paskolino Zestino Baltic ir važiuosiu Turbo Trophy klasėje lenktynėse B lygoje. Tai kaip ir minėjau prieš tai, Turbo Trophy klasė. Kas tai yra? Tai yra tokie automobiliai, kurie kaip ir žiede nelabai turėdavo vietos. Anksčiau tai matakė 2 litrų benzinai keliaudavo, pavyzdžiui, į 4 litrų klasę. Ir jie buvo neįtin naudojami, bet labai populiarūs gatvėje. Tai iš esmės tai yra 2 litrų turbo klasė lenktynių ir šitie automobiliai labai randa savo vietą čia. Tai yra pirmi metai šitai klasiai ir jau sezono gale turim 7 dažnus dalyvius ir iš esmės tai yra B lygos lenktynės, važiuojam su 3 stabdymo zonom. Nu ir taisyklės va tokiai klasiai yra labai paprastos, tai yra iki 2 litrų turbo su skirtingais restriktoriais ir dizeliams, čia pavyzdžiui yra dizelis, ir benzinams. Visi važiuoja ant vienodų Zestino padangų, kurios yra net ir ekonomiškesnės nei paprastai, pavyzdžiui, žiede naudojamos Nankangai. Tai yra tikrai labiau prieinama klasė vien iš ekonominio aspekto. Na tai čia realiai 3 pagrindiniai aspektai. Restriktorius galiai, padangos sukibimo lygiai ir yra bendras svoris tona 4. Tai realiai tų gamyklinių automobilių nereikia lengvinti brangiais dalykais kaip plastikiniais langais, stiklo pluošto detalėm. Tai yra tiesiog sėdi ir važiuoji, susidėjęs lankus ir saugumo įrangą. Tai šita mašina lygiai tokia pati. Zestinkės, šitą sunku kapotą, 2 litrai turbo ir čia maždaug tiek įdomumo čia, bet, pavyzdžiui, salone tai yra itin įdomu. Surenkami lankai ir atsisėdi į vidų ir aš dar niekad tiek nematęs pričindalų šiaip mašinai. Tai, pavyzdžiui, turim kruizą, turim, jeigu įsijungtų, neįsijungs. Ne, įsijungs, va, radiją turim klimą, bet kondiškai išimta. Vien svarbiausias aspektų, čia yra automatas. Automatas DSG, važiavom treniruočių sesiją jau šiandien, sekėsi visai kaip ir neblogai, stengiausi skaičiuoti, čia yra DSG 6 dėžė, 6 pavarų, stengiausi tiesiog skaičiuoti, kiek reikia jungtų bėgių, nes nelabai girdžiu motoro, kai nėra spiegiantis Hondos K serija. Ką dar čia įdomu už šitam automobilį? Yra bardačiokas, neįtin funkcionalus. Prieš kiekvieną važiavimą ESP off, jinai mėgsta pati užsirakinti, tai vat, šitas mygtukas labai naudojamas, šitą tikiuosi galima išprogramuoti. Yra auksas, tik aš neturiu laido, aš labai planavau kažkokią Eurobitą pasileisti, masė ir viskas. Man labai patinka šitos mašinos konceptas, čia yra tiesiog stokinė mašina su koilais ir padangom ir eina važiuoti visai neblogai. Tai va, realiai tokia ta mašina. Šiaip vėlgi, buvau treniruotėse, tai smagu. Spėjau jau įvežti konkurencingą laiką, ten minutė 209,9, ką mano klasė važiuoja ir taip jau per šitą treniruotę 129. Tai laukia mūsų dabar kvalifikacija. Tai susitiksim joje. Labai tikiuosi saugiai ją pravažiuoti ir galbūt figūruoti, trejetukę, kažką tokio. He did it. He did it.
kvalifikaciją, dar truputėlį damage'o padariau, veidrodėlis buvo iškritęs, nes jį irgi kliudžiau. Tai kvalifikacija pabaigta, įsukau dar sekundę geresnį laiką 1:2:8:9, bet paskutiniam rate Kodakas 1/10 mane aplenkė, tai esu 3 klasiai kvalifikacijai, o pirma vieta pabėgus ten virš sekundės, tai nežinau, ar pavyks ją pavyti, bet manau, kad 2 vieta klasiai šiandien yra labai įmanomas dalykas. Šito seto sesė biškai patyrė blogesnį likimą su veidrodėlio, tai jie dabar bandys pritaikyti nuo kažko, nuo BMW, man atrodo. Paradas. O tiesiai po parado mes varom į pirmą reisą. Jau minutės greit bėga. Užsidaryk.
Man atrodo, video medžiaga gali kalbėti už save. Startas manęs nepamatė. Tai pirmą kartą gavau pasivažinėti normaliai žole. Ir po to, bet labai tvarkingai pirmą šikaną visi sutilpom ir viskas buvo ok. Ir tada buvo ta kova su Ovidijum. Abudu labai gerbėm viens kitą, tai ten nebuvo jokių susikibimų. Bet jo automobiliui trečias bėgis vis sunkiai jungiasi, pas jį irgi DSG automatas. Ir sulėtėjo, tai gavosi kaip ir prasileido, bet kova labai smagi buvo. Ir tada iki galo važiavom, kaip važiavom. Tai mes einam pažiūrėti dar antro reiso, čia atskyrė per du reisus klases. Ir čia mano pica, kuri atkeliavo prieš pat man reiso startą ir jinai dabar visa šalta. Taip, panašu, kad tuoj pamatysim karalių blėdį ant uodegos. Čia jau slido komandos ir prie mūsų. Čia ne tik slidu, bet ir didelė įtampa tarp šitų. Tarpusavį ir teisėjai klausia. Tai grįžtam prie mūsų rezultatų. Treti klasiai finišavom ir treti startuosim antrą reisą, nes yra trečias greičiausias ratas iš klasės. Tai vienas toks dalykas, biški agresyviai Kačerginė pasielgė su padanga, tai biški pasiplėšė, tai galimai ieškosim arba kažkokio, ne alternatyvos, bet gal kokios naudotos ar naujos čia vietoje yra Zestino montažkė. Ir aš visai įsitikinęs, kad va šito raudono daikto čia prieš tai nebuvo. Tai aš neatsimenu, ar čia starte kažkur aš gal susikibau ar ką, bet aš šito kontakto nelabai pamenu. Ir Park Ferme buvo čekas iššokęs, bet perkūrus tikiuosi ten viskas ok. Tai va, tai taip mes ruošiamės antram reisui, reikia padangą susirasti ir važiuosim toliau.
žinojai, ką aš tau padariau? Dėl ko aš Janulevičius sustabdžiau, kad tu vėl užvystum? Pagavai šitą momentą ar ne? Bet jis realiai pabijojo tavęs, bet aš mačiau tavo ranką. Taip, Aš mačiau tavo ranką jo. ir aš tiesiog galvojau, gerai, reikia naudotis progą. Taip. Ir, žinok, nebūtinai būtų paėję, jeigu jis nebūtų toj vietoje išsigandęs. Nu, ne tai, kad išsigandęs, bet esu abejojęs. Tai ten viskas okei su ta, bet aš prieš tai, aš gazo nespaudžiau. Ai, tu specialiai laikei, bet tau vis tiek gerai išėjo. Jo. Sužaidžia labai gražiai. Eina, na. Jo. Aš kiek kartų Lietuvai važiavęs su FVD, tai padėjo šitas dalykas. Visi numeriai uždėti, pasiruošus mašiną važiuoti atgal. Antras reisas dan. Visai įdomu buvo, kad pradėjo lyt vidury reiso. Vėlgi, starte pradžioj visas veiksmas įvyko, antroj daly reiso viskas nusiramino. Tai pradžioj, vėlgi, nieko gyvo nenorėjau leisti Latožai su kitu baltu Seatu pabėgti. Vėl per žolę, vėl kažkokią nesąmonę darom, bet aš vėl ant jo šiknos. Tada iš galo, 7, man atrodo, Golfas, jisai yra irgi 2 litrai turbo, AVD, jisai daug greitesnis už mus ir dasivijo, bet aš jau dabar negaliu pasakyti tiksliai, kas ten įvyko. Apsikeitėm daug kartų ir dabar prasidėjo lietus. Ir mums pavyko būti prieš Golfą iki lietaus. Ir tada tas 7 Golfas jam labai sunkiai sekėsi lietuje. Ir mes su Latoža palaikydami tokį respektabilų ilgą atstumą, taip ir finišavom. Tas tabiai. Ir kadangi juodas Seat Leonas, kuriam leidom važiuoti be restriktoriaus, jis važiavo kaip ir neįskaitoje, tai aš antras lieku antram reise, pirmam reise 3. Ir dabar te lieka susiskaičiuoti, ar aš lieku bendrai 3 ar 2, dabar nebežinau. Geriausi reiskarai yra va, kur jau nesitikė. Džiazas ir Seat Leonas. Apdovanojimai laukia Turbo Trophy. Čia yra šio etapo, pabrėžime šio etapo rezultatai ir šio etapo apdovanojimai. Oi, Kristupas pasiruošęs, o jisai taikosi pirmą vietą vis tiek kažkaip tai. Bet jie dar nežino, ką mes žinom, kas toliau dabar bus. Tai va. Jie apsilaistė, jiem gal reikės grįžti čia. Niekas nežino. Va, ponai pabėgo. Tolikit nebėkit, žinokit, Turbo Trophy dalyviai. O jie tau. Ai, apačioj, visai prie. Jo.